Ah, yeah. Nu ką, pabandom tada dar vienai moteriškaitį. This is bitch shut. O, Jėzus. Va, žiūrėk, yra tokia Agnytė. Ji po savaitės turi susitikti su draugu iš Ispanijos vardu Jose, kuris truputį moka lietuviškai ir kažkada su juo turėjo romaną, bet susipyko, tai galbūt galima apsimesti Jose draugu iš Vilniaus, kurio mano draugė nepažinotų ir apgauti, kad Jose su draugu šiandien atvažiuoja į Klaipėdą ir neturi kur apsistoti. Ir siūlytis pas ją nakvynį. Jose visada atvažiuodamas apsistoja Klaipėdoje pas draugą Andrių. Reiktų kaip nors pasakyti, kad su Andriumi šiuo metu neįmanoma susisiekti, todėl negali apsistoti pas jį. Jei klausi, iš kur telefoną gavo numerį, tai Andrius atseit kažką davė. Ok. O gal tu nori būti las, tipo? Ne, tai jau skambina Italas, Giacomo, gerai. Giacomo. Giacomo. Aš mėgstu stovėti lankyti Sorrento ir mano mėnesiniaus sardinė. Šūdės nekliūmas. Ne, kodėl? Kodėl? Tau dar kartą papasakot? Ne, miglota, bet tas stambas. Nėra blogas žmogus, tas, kuris Sorrento dirba. Hallo? Alio. Hallo, Agnė? Taip. Labas vakaras, Agnė. Taip, su kuo kalbu? Čia yra Giacomo, aš esu Jose draugas. Kas? Mano vardas yra Giacomo, aš esu Jose draugas. Taip, klausau. Klausyk, Agnytė, tu dabar esi Klaipėdoje? Taip esu. Žiūrėk, yra tokia problema, mes galvojame atvažiuoti dabar į Klaipėdą, bet problema yra ta, kad, žinai, Jose visą laiką pas Andrių nakvoja. Taip. Ir dabar gaunasi taip, kad Andrius yra išvykęs ir tiesiog nėra kur galbūt pas tavį galima apsistoti. Tikrai ne. Kodėl? Tikrai ne. Kodėl ne? Samų žmonių pas savį į namus nekviečia. O Jose, tai tu pažįsti? Jose pažįstu, bet... No. Tai kamai problemos? Tame ir problemos. No. O tai jeigu tu jį pažįsti, tai mano draugai, tavo draugai, viską. Dėja. Prasme, dėja. Viskasgi yra gerai, iš Vilniaus atvažiuosime į Klaipėdą. Jeigu reikia, galiu sumokėti. Nereikia, ačiū, nieko, yra viešbučiai ir galite apsistoti. Taip, bet man į viešbutį nelabai galima, nes aš neturiu paso. Baigit juokus, tik... Nu, rimtai, aš neturiu pasporto dabar ir man reikia kažkur tai apsistoti ir aš sakė Jose, kad tu esi labai svetinga mergina ir tipo... Taip, labai svetinga. Nu, ką žinau, jisai sakė taip. Melavo turbūt. O tai ką tu visiškai nesvetinga? Ne. Kodėl? Todėl. Nu, Agnutė. Nu, baigit jokas tik. Nu, tai nejaugi tu nepagelbėsi žmogui nelaimėje. Ne. Ašgi ne koks huliganas. Aš nežinau, nepažįstu. Nu, taip pat susipažinsi, aš esu mandagus, normalus vaikinas, tai kokiami problemos.
čia netame problemos, tiesiog nereikia. Aš turiu žmogų, kuriam esu įsipareigojęs, todėl svetimų vyrų man nereikia namuose. Nu tai Jose nepyks, žinok. Aš įsipareigojusi ne Jose. Kaip tai ne Jose įsipareigojus? O tai kam tu įsipareigojus? Nesvarbu. O tai koks čia vardas, tas, kuris tam įsipareigojus? O koks skirtumas? Nu tai va, kad net nežinai vardą, tai Miroji. Aivaras, dabar laimingas. Aivaras, nu, gražus vardas. Taip, labai. Nu, o tai jisai su tavim gyvena? Negyvena. Nu va, tai viskas tvarkoja. Ne, dėja. Nu tai aš atvažiuoju ir išvažiuoju, viskas, nieko Aivaras nesužino. Ne, nereikia tikrai man tokių. Nu, dabrasme, kokių tokių? Nu, nepriiminėjau nepažįstamų žmonių. Nu va, aš esu Giacomo Benini ir aš esu iš... Tau duodi mano asmens kodą, Italijoje mamos tėčio du numerius, nu tai ką aš tau... Kad tu pažinotum. Italijai. Nu, aš iš Italijos, bet jau gyvenu 8 metus Lietuvai. Oho, super. Nu, nesiskundžiu, tik tai šalta biški. Šalta biški, nu. Nu, žinai, kaip būna. Italija. Pas mus biški širčiau. Nu, man nieks nesušildo blogai. Nu, žinok, man kaldra labai gerai sušildo. Nereikia čia man užuominų jokių. Tu jau ir taip Aivarą turi. O sakai, turi žmogų, čia dabar nesušildo kažką. Siūvut. Nu, viskas. Nu, taip viskas. Tai va, klausyk, kada pas tavai atvažiuoti? Neatvažiuot. Kodėl? Todėl. Nugi aš labai esu, žinok, normalius bičias. Džiaugiuosi. Nu, tai kiek tau sumokėti, kad tu mane priimtum per nakvotį? Ašgi mėgosiu po skirtingą žemės galiu nakvoti. Ne, tikrai nereikia. Duosi kaldrą, tai ir balkonės pamėgosiu. Jeigu su Andrium susitark, galiu aš palydyti jo namus, jeigu jis tave ten priema, bet pas mane... Andriaus nėra Klaipėdoj. Nu gerai. Aš skambinau Andriui, vat ką tik skambinau Andriui, jo nėra Klaipėdoj, sakė, pabandyk Agnei paskambinti. Nu? Jo. Tai ką aš galiu padaryti, kad jisai tai pasakė, tai jisai pasakė, Jose pasakė, paskambinau Jose, sako, ar normali mergina, sako, labai normali mergina, tai ką aš dabar padarysiu. Matyt, suklydo. O jūs su Aivaru jau seniai draugavot? Nu, koks skirtumas, aš nenoriu su svetimais žmonėm kalbėti apie savo santykius. Ne, tai ar aš paklausiau, kiek tu namie pinigų turi, ašgi paklausiau tik tai, ar gerai draugavot su Aivaru, ar seniai draugavot? Neseniai. Aš tau pasakysiu tada, ką Jose apie tave galvoja. Oi, man įdomu, ką Jose apie mane galvoja. Nu, tai o kodėl su juo tada po savaitės susitinkiai? O kaip suprasti? Nu, o kaip tu, nu, aš kažkaip netaip lietuviškai pasakiau. Itališkai galiu pasakyti. Nu, pasakyk, ne... Tu su jo po savaitę susitinkiai, nu? Nu, tai mes seniai pažįstame, mes galim kalbėti. Aš žinau, kokie jūs pažįstami. Kas buvo apie 100 metų, tai nereiškia, kad taip... Nu, jis dar netoks senas. Patinka? Man atrodo, tau patinka užsieniečiai. Tai ką tu darai su to Aivaru? O koks skirtumas? Koks skirtumas? Nu, aš sakau, jeigu tau patinka biškai pietietiškas mentalitetas, tai... Man nesvarbu, ar ten užsienietis, ar lietuvis, ar koks iš viso, man svarbu žmogus. Nu, va, žiūrėk, aš visai nieko žmogus, tai priimk mane per nakvodį. Nu, ne. Va, žiūrėk, tu jokiesi, tau patinka. Nu, tai kodėl nepriimi manęs per nakvodį? Jokinga situacija yra. Nu, o žinai, dar jokingiau nori padarysiu, kad dar jokingiau situacija būtų. Nu. Žiūrėk. Zip FM. O dabar dar gal jokingiau? O Dieve. Zip FM, brangioji, radistai. Labas vakaras. Rolandas Mackevičius ir Justinas Jankevičius su tavim. Labas. Kaip reikaliukai? Džiaugiesi, girdžiu, ne? Taip, be galo. Gaila, kad be galo. Tau va galas siūlėsi? Galas siūlėsi normalus itališkas importinis. Importinis. O tu tipo, ne, kažką. Pažadinomės tą, aš manau, ne? O Dieve. Dabar ilgai neužmigsi? Tai jau tikrai.
You're busted, just busted. Klausyk, žmogus... Galiu paklausti, kas čia man taip iškrėtė. Velniai žinau, žinok. Bet tai, klausyk, žmogus per tave būtų nakvojęs lauke. Kur tavo lietuviškas svetingumas? Taigi nekoks, supranti, tenais asocialas, vat, normalus, inteligentiškas italas. Ne, nereikia man tokių nesąmonį. Gerai, Agnutė, tai klausyk, gero to vakaro. Ačiū už pokalbį. Ir linkėjimai Jose ir... Jose Angelis. Ir tam kitam tavo vaikinui. Ačiū labai, gero vakaro. Iki, sėkmės. Nu, kaip sakant, sėkmės sprendžiant. Dar viena dainuška ir mes tai jau grįžtame.